Aš irgi dažniausiai pirmadienį, antradienį įsijungiu į tą procesą, bet aš pailsiu su žmonėm labiau negu kažką kitą darydamas. Nu, nes tas procesas yra toks, kaip sakoma, what you give, that you take. Ta prasme, ką atiduodi, tą gauni ir dar su kaupu. Tai dėl to aš atiduodu laiką, energiją savo lankytojai, ypač ne pirmą kartą atvykę, mane įkvėpia savo liudijimais, tais, kuriuos minėjau, dėl sveikatos pokyčių, entuziazmo tikrai yra ir ilgalaikiai procesai, dėkingumo įkvėpia irgi ir tada ta vertė proceso labai išauga. Praktiškai dabar, aš negalėčiau įvardinti vertės kažkokia kita prasme, išskyrus, tą tokią vidinę prasme. Aišku, ten yra, kupolas, piramidė, kiti objektai, aišku, buvo pastatyti, atsirado rėmėjų, irgi manau, kad su Dievo pagalba, bet dabar, viskas yra kaip dovana kiekvienam ir man taip pat. Tai dėl to ta vertė yra toks labai subtilus dalykas ir aš džiaugiuosi, kai žmonės irgi pajaučia tą tokią nefizinę vertę ir po to tą jausmą savyje išsaugo, kad gavo kažką brangaus, svarbaus čia, o po to mintimis prisimena, sugrįžta, atvažiuoja kartais pabūti. Dar yra, pasakysiu, simboliškai vadinama čia bičiulių tarpe širdžių šventovė, kadangi šitoje vietoje labai stipriai atsigauna žmogaus širdis ir ne tik emociškai, bet ir fiziškai, ten daugybė visa seka problemų su tuo susijusių sprendžiasi, nuo kraujospūdžių, permušimų, įsiplėtimų ir taip toliau, nes per širdį ir Dievas veikia, kaip aš tai suprantu. Ir kai žmogus čia užeina pabūti su atvira širdim, kartais prie piramidės tik ruošiamasi tam, apeini su savo rūpesčiais, sunkumais, juos palieki ir po to užeina į piramidę su džiaugsmu ir dėkingumu, su giesme, kartais man pritarė, kartais ne. Tai tada ir įvyksta tas pats gal mistiškiausias patyrimas, kurie mūsų draugai sako, buvom Indijoje daug metų, netgi kai kurie, ir patyrėm tai, ką čia per pusę valandos. Ta prasme, tas toks atsivėrimas, kaip pajauti atsaką. Aš čia labai gal abstrakčiai kalbu. Konkrečiau pasakysiu, žmogus atgauna sveikatą, ramybę ir dar pajaučia gyvenime džiaugsmo prasmės impulsą. Ir tada iš to kyla labai motyvacija gera. Motyvacija toliau gyventi, kurti, atsparumas tokiems stresams, iššūkiams, nervinimams, kasdieniniams, nes jų būna ir turi būti, aš manau, kad neužmigtumėm. O kokie didžiausi stebuklai yra įvykę? Didžiausi stebuklai yra įvykę jau labai labai seniai, tai nuo to viskas ir prasidėjo. Labai seniai tai reiškia, kai man vaikystė buvo 7 metai. Nes vaikystėje aš ir mano artimieji, kurie tuo metu čia svečiavosi, dalis gyveno seneliai, o kiti svečiavosi, nes buvo tokia proga. Švento Roko atlaidai Merkinės bažnyčiai, po to šeimos susitikimas. Tai apie 10 žmonių buvo likę nakvoti. Tai 1990-aisiais rugpjūčio 20 naktį įvyko stebuklas, kuris viską čia ir pakeitė. Iš esmės, tai kas vyksta dabar yra kaip atgarsis, pasiekmė. Tamsių paros metu naktį buvom pažadinti visų pirma garso, bet tai buvo giedra naktis, be jokios ten perkūnijos, be jokių škvalų. Tas garsas kaip griaustinis nuaidėjo ir pažadino daugą. Praktiškai visus, išskyrus vieną žmogų, mano senelį. Kaip vėliau sužinojau, jam to ir nereikėjo. Po to nušvito šviesa, kurios šaltinis buvo toj pusėje. O mes, nakvodami senajam namelį, pradėjom stebėti, kas vyksta pro užuolaidas, nes šviesa buvo ryškiai sidabrinės spalvos. Tie, kurie nakvojo ne namelėje, nes šiaip mažai ten vietos būdavo, tai vyrai eidavo ant šieno. Ant šieno ten patogu, minkšta. Tai išbėgo į lauką net pasižiūrėti. Kaip po to juokavo, nespėjom net apsirengti, nes vis tiek, kai žmogui kažkas įvyksta, instinktas sako, reikia bėgti ir žiūrėti. Ir žiūrim, kas vyksta, o iš tikrųjų iš anos pusės sklinda šviesa, didelė šviesa, akinanti, bet jausmas toks buvo, kad kiaurai eina. Bent jau kiek aš emociškai tai prisimenu. Saugusiems tai ten buvo ir baimių ir visko tuo metu. Ir tuo pačiu toj šviesos sraute aš mačiau dievišką figūrą, kaip aš visiems sakiau, tai mano angelas sargas atėjo. Tai toks buvo didžiausias stebuklas mano gyvenime. Nuo to laiko prasidėjo ne tik mano gyvenime pokyčiai, dvasinio pobūdžio, tobulėjimas, misija, bet ir šita vieta liko tokia energiškai labai įdomi. Čia net ir be piramidės kupolo dar 12 metų buvo plynas laukas, nuo to laiko jokios žemdirbystės nieko jau nevykdėm, paprasčiausiai užėjus jausdavom spaudimą.
ir galva, ir visų kūnų, kad čia yra, vadinkim, laukas, energetinis laukas. Ir tik vėliau, kai jau aš užaugau fiziškai kažkiek, atsirado šiek tiek proto ir žinių, bei išliko nuo vaikystės tas ryšys, vaikystėje su angelu sargu, dabar kreipiuosi į Dievą mintimis. Tai vat šitų visų faktorių dėka jau buvo įgyvendinta piramidė 2002-aisiais, o 2009-aisiais buvo kupolo įgyvendinta idėja. Tikslas yra tą energinį lauką, kuris čia yra įsteigtas nuo to įvykio, kuris man labai svarbus, apie kurį dabar ką tik papasakojau atvirai, tiesiog, kad jį sukoncentruoti ir lengviau perteikti žmonėm, kurie stengiasi ne tik pajust, bet ir įsisavint, nukreipti į sveikatos, į dvasinę sritį ir patirti pokyčių. Tai vat piramidė labai gerai perteikia energetiką, o kupolas stabilizuoja. Nes kol nebuvo kupolo, tai buvo stiprių dienų, kur žmonėm galvas svaigsta, vos nealpsta. Buvo silpnesnių dienų, tokia labai buvo sinusoidinė būklė, energetinė. O kai kupolas atsirado, ta erdvė kasdien, dieną ir naktį visada aktyvi, galima užeiti, pabūti ir atgauti pusiausvyrą. Sveikatos, ramybės, sveikas kūnas, sveika siela srityje. Dabar, kad nebūtų žodžiai vien žodžiais, tai pirmaisiais metais, aišku, neturėjom pagrindo. Kaip čia sakyti, gyvenam, džiaugiamės, kad yra piramidė, džiaugiasi dar apie keliasdešimt bičiulių, bet svečiai, lankytojai, kurie atvyksta, tai jiems gali tik pasakyti, kad tu pabūk, pamedituok, pagerės tavo dvasinė ir fizinė būklė, nes tai yra susiję. Tikėjimas, kaip sakoma, kad tai vyks. Ten skeptikai, žurnalistai, gydytojai, mokslininkai atsirado, kad čia savitaiga, kad čia viso labo trumpalaikiai reiškiniai, kol entuziazmas neišblės. Ką gali žinot, tikiu, kad bus ilgalaikiai. Dabar, kai jau 10 metų praėjo ir jau sugrįžta ne tik patys lankytojai, kurie ten turėjo bėdų įvairių, širdies kraujotakos, virškinimo, vidaus organų, imuniteto sutrikimų, hormoninės pusiausvyros, disbalanso. Ir išskirtiniais atvejais ten tokių jau labai sudėtingų. Ir sugrįžta, ir džiaugiasi, ir dar su šeima atvažiuoja. Tai labai, jau tada tikėjimą padaro tokiu gyvu aiškumu, žinojimu. Ir dabar, kai man kažkas sako, kad čia nieko nevyksta, tai man širdį visai ramu, aš sakau, pabandyk pats pabūti, pabandyk pamedituoti, jeigu nepriimtina, nieks ir neverčia to daryti, ir pamatysi, kaip čia juda. Ir iš tikrųjų ta pozicija yra pagrįsta, nes žmonių palaikymo dėka, atsiliepimų dėka jau tiesiog tapo aišku, kad iš tikrųjų tai, ką padarėm žmonių pagalba, ir tai, kas buvo padaryta dieviško apsireiškimo metu, jau yra efektyvu, jau yra vieninga. Nes pradžioj, kai tik tai prasidėjo procesas, tai nebuvo dar to, kas dabar yra. Reikėjo laiko, reikėjo stebėjimų, reikėjo galų gale, kad ta struktūra prigytų ne tik žmonių sąmonė, bet kad ir su ta aplinka susilietų energetiškai, kaip medis su šaknis įleistų. O dabar jau žmonių atsiliepimai, dėkingumas, palaikymas man suteikia tokią vidinę būklę, kad galiu drąsiai kalbėti apie tai, ką kalbu ir su jumis pasidalinti džiaugsmu.